Sensorinės pertraukas aš taikau kiekvieną pamoką, nes jos yra efektyvios. Pirma, jos gerina dėmesio koncentraciją. Po sensorinių pertraukų mokiniai gali geriau susikaupti, susikoncentruoti, tuo pačiu pailsėti ir vėl grįžti prie užduočių. Taip pat sensorinės pertraukos didina produktyvumą. Efektyviai atlikdami užduotis mokiniai pavargsta ir judėdami jie pailsi, kūnas pailsi, smegenys tuo pačiu gali pailsėti ir efektyviau atlieka užduotis. Trečia, tai sensorinės pertraukos mažina streso lygį. Veikdami per judesį, per judėjimą, per kvėpavimą, per pojūčius, mokiniai gali išlieti savo įtampą ir jie tuo pačiu tampa ramesni, sumažina savo streso lygį. Taip pat sensorinės pertraukos gerina vaikų fizinę ir emocinę sveikatą. Sensorinės pertraukas taikau kiekvienos pamokos metu numatytų laiku. Kai matau, kad mokiniai pradeda judėti, nerimauti, suptis ant kėdžių, kalbasi tarpusavyje, kažką tai krebždena, suprantu, kad atėjo laikas sensoriniai pertraukai. Pamokos metu taikau sensorinės pertraukas 3-5 minutes. Tiek laiko užtenka, kad mokiniai pailsėtų, susikauptų ir vėl galėtų grįžti į pamoką. Sensorinę pertrauką taikau klasėje, tai gali būti prie stalo, atsistojus, gali būti prie lentos, taip pat koridoriuje, sensorinėme kambaryje, galima sensorinės pertraukas atlikti ir lauke. O dabar užverčiame vadovėlius ir sensorinę pertrauką. Aš konsultavausi su Lietuvos įtraukties švietime centro ergoterapeutais. Jie rekomendavo sensorinės pertraukas pradėti nuo aktyvių pratimų. Dažniausiai įtraukiu 1 arba 2 aktyviuosius pratimus – šokinėti, bėgti vietoje. Po to pereiname prie dėmesį sutelkiančių pratimų, tai yra ritminių žaidimų. Mokiniai labai mėgsta, kai į šią dalį įtraukiu ritminius pratimus, kurių metu jie gali pajudėti, klausytis muzikos, atkartoti judesius matomus ekrane. Po sensorinės pertraukos labai svarbu padėti mokiniams grįžti į pamoką. Todėl ergoterapeutai rekomenduoja raminamuosius pratimus. Tai gali būti delnų paspaudimas, apkabinimas, kvėpavimas, ramus muzikos klausimas. Kai aš pastebiu, kad mokiniai yra nusiraminę ir jau gali grįžti į pamoką, lentoje parodau, kad iš sensorinės pertraukos grįžtame į kitą pamokos dalį. Nusišypsoti, atsimerkti. Sensorinė pertrauka baigta, dabar galime grįžti į pamoką.